Kadaise šūdinį automobilį vairavęs Paul Demiką. Sveiki, labą dieną. Labas. Gerai, tai kokia buvo tavo reakcija, kai tu pamatėjai viešoje erdvėje, kad tavo automobilis yra ten visiškai... Aš tik dabar prisiminiau. Jo, aš galvoju, kad jis šūdinas, nes jis tiesiog senas ir prastas buvo, bet šiaip aš labai mylėjau savo Jarisą. Bet vieną dieną, aš dabar tik prisiminiau, čia buvo Žalgirio gatvėje, tiesą pasakius. Buvau pasistatęs automobilį savo, aš manau, aš tiesiog užstačiau kažkam patogų pravažiavimą ir tada tas kažkas tikriausiai labai supyko ir ištepė mano automobilio dureles. Ne tik kad dureles, iš tikrųjų, ten buvo labai susikoncentruota į rankenėlę, tai automobilio rankenėlę ištepė šūdais, jo, dabar prisimenu. Gerai, o tu bandėjai pafantazuoti, kaip, pavyzdžiui, vyko pats procesas. Ar tą šūdą paserviravo tiesiai į delną ir tepliojo, ar tiesiog ėjo su rankė iš kokio lauko tuliko, kaip tu įsivaizduoji, tai turėjo atrodyti? Man atrodo, mes su draugė bandėm kažkaip samprotaut, kad koks turėjo būti pats veiksmų procesas, bet aš šiaip spėčiau, per daug nesunkinčiau situacijos, aš manau, kad tiesiog buvo rastas greičiausiai kokio nors šuniuko ekskrementas, paimtas ir tikriausiai, paimtas, tai aš netgi drįsčiau tai, kad turbūt paimtas su kokia servetėlė, gal ar kokiu nors maišeliu ir tiesiog paimtas ir įtrintas į dureles. Čia kaip sakoma, jeigu aš užsimčiau tokiais dalykais, aš tai būčiau daręs. Aš tikiuosi, kad pats žmogus savo paties ekskrementų ten netepliojo, bet tiesą pasakius nežinau. Dabar šiai dienai, kaip matom visų social medijų aktualijas ir kaip žmonės elgiasi, kad susilauktų kažkokią, tai nežinau, reakcijas, tai aš manau, kad jungtų su ranka arba tiesiog serviruotų tiesiai į delną. Bet matai, jeigu serviruoji savo į delną ir eini kitą mašiną išpurvinti, tai tada jau reikia visą šitą procesą filmuoti. Žinai, kad apsimokėtų. Jo. Kad apsimokėtų, reikia tada visą nuo pradžių filmuoti, kaip tu savo prisidarai į ranką ir tada kaip tu ištepi kažkokią tai automobilį. Bet kadangi nieks to nemato, nieks to nefilmuoja ir tu tiesiog nori padaryti tokį kaip škadą ar išdurkę tam žmogui, čia net nežinau, kaip čia pavadinti, ar čia išdurkę, tai tada tiesiog imi nuo žemės, manau, ir teplioji. Bet čia mes neskatinam ir neraginam ir nemokinam, prašau, netepliokit šūdais kitų mašinų. Bet aš net buvau šitą pamiršęs, Jėzau, čia priminėjai. Bet čia, žinai, aš manau, davėm Maybachui labai gerą terpę, dar save realizuoti kažkaip. Jeigu jis jau norėtų jau dar blogiau, tada galėtų tokius dalykus daryti, bet ne, manau, net tokie dalykai jau yra jam ne jo tema. Tikrai manau, kad ne. Aš atsimenu, kai žiūrėdavom, vaikystėje tiesiog teleką, kai žiūrėdavom filmus kažkokius, tai tai ten rodydavo, kad ten nueina kažkur padega prie kaimynų durų, maišiukas. Maišiukas dega. Ir kažką nutiko. Mes kaime, aš kai vienkimi augau, tai mes kaime tiesiog mėlių pakelį mesdavom į lauką tuliką. Aš esu girdėjęs šitą kažkokiam, žinai, liaudies folklore, kad į lauko tą medinį tualetą mėlių reikia įmesti. Ir kas tada, jie iškyla, sukyla? Iškyla. Tai tiesiog visas tas turinys, kuris ten yra, jis tiesiog išlenda per viršų? Ne. Siaubas. Aš esu tokį girdėjęs. Vaikystėje mums siaubas nebūdavo. Bet tai tu kažkam tada paimi sugadinį lauko tualetą taip truputėlį, ar nereikia kažkam išsimėžti paskui? Dabar taip nedaryčiau. Dabar turi rimtesnių reikalų. Dabar taip nedaryčiau, dabar truputį užsiėmęs labiau. Bet teisingai būdavo irgi tas amerikietiškoj, net negaliu pavadinti ar tai popkultūra, ne popkultūra, bet filmuose teisingai sakai, būdavo tas degančio šūdų maišelio bairis. Padegi maišelį, kadangi žmogaus pirmas instinktas jį gesins, tai tu mini į šūdą.
Bendrai jo, tai dabar, kai pagalvojau, tas mano durų ištepimas net nėra kažkas labai naujoviško. Bet dabar aš irgi jaučiu čia davėm terpę kūrybai, nes, nu tikrai, nes mum vaikystė čia atrodydavo kažkas juokinga, tipo labai linksma ten kažką. Nu, tada taip. O šiai dienai vis ieško šitie nauji kūrėjai, vlogeriai ir sketčių darytojai, ieško vis naujų terpių, ką galima gero nuveikti. Kažkaip nemačiau aš, kad kažkas... Ne, aš pas mus tokių... Aš manau, kad reikia traukti tos senus old schoolinius bairį, žinai, iš kokio amerikietiško pirago ar kažką daryti sketčius, būtų šiaudų. Nu, jo. Ne, pas mus komedija, ypač jeigu kalbant apie video, apie YouTube, tarkim, kūrėjus kažkokius, kurie daro sketčių komediją arba apskritai komediją, pas mus visą tai yra, Lietuvoje turiu omeny, pakankamai aukštam lygyje. Mano nuomonė, aišku, mano subjektyvė nuomonė yra visai intelektualus tas humoras ir jo, tada niekam tokių nesąmonių nereikia daryti. Jo, man tas ir patinka, kad nėra labai perspaustos lazdos. Kai kur būna, na, aišku. Aišku, kaip sakei, nu yra tų tokių, aš net nenoriu sakyti ribiniai, bet tie tokie šiek tiek radikalesni tie personažai, kaip pat pavyzdžiui buvo Maibachas. Jo. Tai yra tie tokie, bet vėlgi, čia tiesiog tokie radikalūs personažai, bet net ir jie turi savo vietą mūsų, vadinkim, toj visoje komedijoje ir tam visam turinio, toj visoje turinio kūryboje. Ir, nu, čia žalinga, nežalinga, tai čia jau turbūt visuomeniai spręs, bet net ir jo visi bairiai, nu, nėra kažkoks jau ten absoliučiai, žinai, plintuso lygio nesąmonės, kaip ten mėtytis šūdais. Nu, žinai, jis daro savo dalyką, jis tegul daro savo dalyką. Tai va, tai. Vis tiek kažkoks jis kūrėjas. Tai, jo, kažkam nepriimtinas, kažkam labai. Būtent, jo, nu, jis turi personažą, nu, populiarų personažą, tai, žinai, viskas to gerai. Pasiūtęs buvai vaikystėje? Ne, manau, kad visai ne. Nes norėčiau tokį žaidimą pažaisti. Nu, pažaiskime. Aš duosiu terminą kažkokį ir koks tavo prisiminimas iš vaikystės. Pasakysiu žodį ir man kas labiausiai, Jo, nu pabandom. Tai padegimas. Padegimas. Visiškai pats kvailiausias, kadangi aš žaisdavau krepšinį, tai aš pamenu, kad būdavo, man atrodo, Marčiulionio komandai būdavo toks Tadas Padegimas. Realiai, tiesiog būdavo bičas Tadas Padegimas, kas man atrodė, jo, tiesiog jo pavardė yra Padegimas, tai man kažkaip būdavo šiek tiek juokinga, bet dar plus jis ir neblogai žaisdavo. Tai aš nieko niekada nepadeginėjau, dabar bandau prisiminti. Nu, tikrai nieko niekada nepadeginėjau ir nesu dalyvavęs jokiam padegime, tai man šitas žodis man tiesiog kažkodėl labiau asocijuojasi iš vaikystės su pavardė, bet, nu... Tai žodžiu, vienintelis dalykas, kokį padegimą tai matydavai vaikystėj, kaip tavo tas klasiokas degindavo taškus. Iš esmės, jo, kaip Tadas degindavo, degindavo priešininkų gynybą, jo, va, taip galima būtų sakyti. Labai geras. Išdaužtas langas. O, išdaužtas langas, tai man, išdaužtas langas, tai čia iš vis turbūt labai gili istorija, kuri aiškina, kuri turbūt, jeigu čia būtų, pavyzdžiui, jeigu tu būtum mano psichologas ir mums dabar reikėtų išsiaiškinti mano antipatiją, baimę gal ne, bet antipatiją fejerverkams, tai mes turbūt ilgai kastume ir tada prisikastume prie šio įvykio. Tai kai man buvo kokie, man net nepasakysiu dabar, ar ten, žinai, tarp 5 ir 9, va tam tarpe, neprisiminsiu. Ir mes vieną kartą šventėm Baltupiuose pas, nu, žinai, ten toks buvo, kur aš su mama nuvarom pas ten kažkokius draugus, kur ten jos draugai ir tada jos ten sūnus, tai yra mano draugeliai, žodžiu, mes visi mažiukai. Ir šventėm naujaką, toks buitekas visiškas. Ir paskui Baltupiuose į stadioną išėjom pasižiūrėti ferverkų, nu, ten jau 12 valandą. Ir žodžiu, šaudė labai daug ferverkų, nu, tai turėkime manyti, kad čia žiauriai senai, čia buvo, sakau, jeigu man ten buvo, sakau, tarp, nežinau, 5 ir 9 metų, tai praktiškai, nu, ne praktiškai 20 metų atgal, ar ne? 30 metų atgal. Tai ten visigi, ten nebūdavo jokio ten kažkokio supratimo, kad ten gal nereiktų ferverkų, gal čia šunys bijo, gal čia, žinai, kažkokiem tai karo pabėgėliam yra baisu. Tuo metugi visi varydavo Max, viską, ką turi, ten ferverkų, belenkiek būdavo. Ir mokyklose, ir nemokyklose. Jo, ir pitat, ir visko. Ir ten tiesiog būdavo Max show kiekvienam stadione iš esmės. Ir buvo tokia viena didelė patranka. Tokia irgi, žinai, ferverko patranka, kur aš nežinau, ten išsileidžia iš jo gal 16 tūbų ir juos kiekviena iš jų šaudo. Ir jinai apvirto ir pradėjo tiesiog varyti tokią ilgą salvę ferverkų į pirmo aukšto vieną langą.
Ir tiesiog praktiškai visą tą kaip čia pasakyti, pušką turbūt, ar ne, kaip čia visą tą, koks būtų teisingas žodis, tą visą fejerverkų tą rinkinį, jis tiesiog visas, kažkas jį visą suleido į visą pirmą aukštą, viso pirmo aukšto kažkokį tai butą, kažkokį tai kambarį ir pamenu, kad tiesiog išdaužė visus langus ir vadys taip suėjo jį ir aš tiesiog labai aštriai prisimenu labai aštrus prisiminimas mano atmintyje yra, kad va taip nutiko ir aš nuo to laiko kažkaip aš toks taip, fejerverkai labai lievai, aš nenoriu prie jų netartintis. Paskui tik tai vėliau, man atrodo, po poros dienų išėjo ir straipsnis apie tai, ir reportažas, ten nieks nenukentėjo, bet ten žalos pridaryta belekiek, nes ten ir lova sudegė, ir ten tapetai apdegė ir panašiai, bet sakau, tiesiog šaudė, jis apvirto ir jis visas susileido į vieną butą, į vieną kambarį, ten buvo kažkieno megamasis, bet gerai, kad žmonių, aišku, irgi ten tada nebuvo. Wow. Tai va, tai čia buvo išdaužtas langas, man nes labai ryškus prisiminimas šito. Tikrai nesitikėjau tokio atsakymą, bet labai... Aš langų nedaužiau, bet aš labai gerai tokį pamenu. Bet čia labai geras. Patranka, va, tas žodis, kurį aš ieškojau. Kada paskutinį kartą pats tiesiog leidai fejerverkus, pirkai juos? Jaučiu niekada. Tai yra buvęs tas trumpas kažkoks tai laikotarpis, kur... Nežinau, aš galvoju, kai kurie draugai mėgdavo dar tokias mažas petardas, kur padegi viršų, numeti ir ten pokštelį. Tai draugai tokias dar pamėtydavo, man atrodo, gal turbūt po pradinės mokyklos. Tai kas po pradinės būtų kokių 13-14 metų, hebrai, ar ne? Tai 13-14 metų. Aš pats, sakau, kadangi buvo tas įvykis, kurį ką tik papasakau, o ten aš buvau, iš vis dar prieš mokyklą. Tai aš nuo tada ir nesartinau niekada prie fejerverkų pats. Bet draugai būdavo tas tokias pamėtydavo, žinai, tai pats tai aš labai bijau bet kokių fejerverkų. Irgi kažkaip anksčiau dar būdavo, iki kokių, nežinau, gal 2-6, tai dar būdavo, žinai, nusipirki ten bent tų šaltų liepsnelių, dabar irgi kažkaip persiverti, žinai, viskas, jau mane, aš net nenoriu žiūrėti. Jo, aš irgi net neinu žiūrėti, ypač kai turiu šunį, kuris... Aišku, irgi normalu žiauriai bijo tų fejerverkų, tai irgi, jeigu tik tai naujakas, tai kiek dabar čia jau keli naujakai iš eilės, tai 12 valandą mes einam draugiškai užsidaryti su draugė ir šuniuku į tualetą. ir pralaukiam jo, nes jis paniškai bijo, tiesiog jis negali girdėti, matyti, tai pralaukia ten, žinai, 10 minučių, kol visi iššaudo savo visas patrankas. Ir tada ką, ir grįžti į vakarėlį. Bet visą laiką atsiranda tas, kuris dar 1 valandą nakties atsibūręs, dar jam reikia iššauti paskutinį. Jo, nes žinai, jisai šiek tiek pergerė, tai ant 12 nebegalėjo, bet jau kadangi nusipirkai, tai tiek to pirmą išleisiu. Tai atsiranda tokių jo, bet čia jau... Arba šitų grįžusių iš užsienio nepersisukusių laikrodžių. Tikrai žinau, aš pastebėjęs, kad būna ir taip. Tiesa, dar yra tas momentas, kad kažkaip ar rusai, ar kažkaip anksčiau liktais pradeda minėti valandą, ar porą valandų anksčiau pradeda minėti naujuosius, ar galiu klyst, bet kažkas tokio, kad jų dar būna taip karts nuo karto pašaudo ir šiek tiek anksčiau visi, bet ten, aišku, būna netoks kiekis. Tai va, tai aš pats prie petardų ir prie fejerverkų nesiartinu ir per naujosius tenka pasislėpti. Tai va. Nice. Ir tada prie trečio prieinam. Ilgiausiai trūkusias slėpynės kažkokią tai sulaužytą ar sugadintą daiktą nuo mamos. Čia tokia sąlyga sudėtinga. Sulaužyto dalyko ilgiausiai trūkusias slėpynės. Aš tai nesislapščiau kaip taip tyčia, bet kažkada vyko, man atrodo, man buvo gal kokių 14 ar 15. Ir kažkada padarėm, kažkada tėvai iš Fabioniškėse čia gyvenau, ir kažkada tėvai išvažiavo, nežinau, kažkur gal į pajūrį savaitgaliui, tai aš aišku normalu padariau pas save plotą, tipo vakarėlį. Ir jeigu neklystu, jo, vonios kambarį buvo toks staliukas, tai toks tiesiog, nežinau, toks paprastas, toks išlankstomas staliukas, ir ant jo ten mama būdavo susidėdavo dalykų savo, tai kažkas, aš taip suprantu, kas buvo vonioj tuo metu atsėdos ant to staliuko, jisai toksai, visiškai toks, žinai, labai toks gležnas toksai, kaip senukų toksai su to X-u tokiu išsilankstančiu. Tai kažkas sėdos ant jo ir sulaužė jį, tiesiog iki pat žemės, žinai, sulaužė. Tai aš tik pamenu, kad aš jį taip išlankščiau, kad jis taip vos stovėtų ir tiesiog palikau, kad
kad tipo, aš nemačiau ir vizualiai atrodo normaliai. Ir man atrodo, mama, aišku, tada tėvai grįžo ir man atrodo, kokias gal 4 dienos praėjo ir aš jau buvau toks tipo, nepastebėjo, šitas liks kažkaip paslapty ir tada jau po 4 dienos jau sako, žiūrėk, tai šitas stalas yra visiškai sulaužytas, nes mama turbūt kažką pasidėjo sunkesnio biškį ir jisai susileido. Sako, sulaužytas stalas ir aš sakau, o ne, kaip čia galėjo taip įvykti. Tai jo, paskui teko pripažinti, kad jo, čia vat, atsisėdo kažkas tikriausiai ir sulaužė tą stalą ir labai atsiprašau. Tai čia tokios, matai, netiesioginės slėpynės, bet tipo, aš neprisidaviau, bet kaip ir nemelavau, tiesiog nesakiau, kaip ir nesislėpiau, bet kaip ir tikėjausi, kad nepastebėjau. Tai bet va tokį vat gerai pamenu. Nes aš šiaip nieko taip tyčia nelaužau, šiaip labai gerą santykį savo mama turėjot, kur jeigu kažkas blogo atsitinka, tiesiog pasakai, kad atsitiko, tada aš kažkaip tą stalą išlankčiau, galvoju, ai gerai, gal bus normaliai čia. O jeigu rimtai, mus remia Baltic Body Art, PMU ir Tatuiruočių supplieriai geriausiai Lietuvoje, jie turi Pabaltijos šaly parduotuvę, pardavinėja viską. Gali ir mašinėlę, ir adatą, ir kitą adatą, ir kito gamintojo adatą, ir kitokią mašinėlę, lietuvišką, nelietuvišką, amerikonišką, kokias jūs tik norit. Juos rasite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Klaipėdoje bei Rygoje. Taip pat prekės galite užsakyti www.balticbodyart.com, užsukite. Žinai, tai koja kreiva visa, bet tai taip pastatai. Bet o buvo tas momentas, nes man, kai aš kažką prisidirbdavau ar sulaužydavau ar kažką, žinok, kol neišaiškėdavo tiesa, aš visą laiką gyvendavau baimiai, supranti? Ne, bet toks visą laiką mokykloje sėdė, koja drebini, blemba įdomu, rada, nerada. Tai man namo, 4 dienas, sakau, man buvo toks tipo, tiksliau, 1 dieną, kai grįžo, tai buvo baimė. 2 dieną dar toksai, 3 dieną galvoju, turbūt nepastebėjęs, 4 dieną, gerai, viskas, man jau ramu. Ir būtent tą dieną sako, žiūrėk, ateik čia, kas čia dabar. Tai va, tai... Čia kai tas posakis būdavo, 3 kartas nemeluoja, o 4 garantuoja. Jo, 4 dieną man garantavo, kad mane aptiks. Demaskavo mane, jo, tai mat. Mes vienmečiai esam, tai tikrai turėtum atsimeni tokią muzikos grupę, Ežia reklamai dažniausiai ten kažką grodavo, dainuodavo, tai Mėsa būdavo. Mėsa? Jie net Eurovizijai, man atrodo, dalyvavo. Koks gabalas būdavo? Aš ten pamenu visokius ten Casts ir Vyts, arba ten Lygis. O Mėsa būdavo ten toks... Jie perrengti kaip animaciniais personažais, vos net ten su kostiumais būdavo, ten tokiom storom lūpom ir ten toks vienas. Aš jaučiu, jeigu aš pasižiūrėčiau, aš turbūt prisiminčiau. Aš labai gerai iš tų visų ikoniškų tų operatorių, kaip čia pavadinti jos, kaip mesko, tai tie, prisimenu tikrai Lygį. Toks tipo, bičiukas, jo, Lygis. Tai tą labai gerai pamenu ir pamenu tą kampaniją Casts ir Vyts, kur buvo orientuota į Londone gyvenančius lietuvius, jo. Tai šitos gerai pamenu. Mėsa, blema, sakau. Casts ir Vyts Karolukas, man atrodo, dar netgi buvo, ne, iš Alytaus tas ugniagesys. Gali būti, Casts ir Vyts, tai vienas iš jų, tai toks semi-garsus toks Lietuvos aktorius, man atrodo, ne? Jo, kitas Karolukas, kur su Cololo vaidindavo. Jo, šitas, teisingai šitas, jo, šitas. Tai va, tai... Aš klausiu, nes, žinai, čia dėl ūsų įvaizdžio, žinai, nes jų vienas gabalas, jisai man yra įstrigęs iki šios dienos ir ledas būna tikrai pasileidžiu, paklausau, nebūsiu, geriau nešiosiu ūsus. Čia Mėsa. Čia Mėsos gabalas? Jo. Šitą gabalą gerai pamenu, jo, nebūsiu, geriau nešiosiu ūsus, nebūsiu šeši, aš tikrai nebūsiu. Jo. Šitą pamenu, tada šitą gabalą pamenu. Tai jeigu šitas gabalas yra jų, tai tada aš greičiausiai, kad juos atsimenu, jo. Ir man atrodo, kad ar ne jie bus, aš nežinau, ar konkrečiai Mėsa, bet kažkuris irgi iš tų operatorių yra dar ir labai sugadinę Skirmanto vardą. Nes jie, man atrodo, pirmieji popkultūroje priskyrė Skirmanto vardą užpakalio šitam išlindo. Jo, bet palauk, aš labai kažkas čia su jais buvo. Aš labai puikiai. Nes man dar yra Skirmantas Malinauskas juokavęs, kad sako, kad va, ta reklama sugadino realiai jo vardą, nes jinai padarė tą sąsają, kad Skirmantas tai yra išlindus iš džinsų šikna.
Nu, tipo, tarpelis, kitaip tariant. Tarpelis monetams. Jo, tarpelis monetams. Esi ką nors įmetęs žmogui į tą tarpą. Aš gal ne, bet aš pamenu, kad buvo toks mano klasiokas Edgaras ir jisai sėdėdavo pačiam gale, tai žinai, galios pozicijoje, nes visi užpakaliai priešais jį. Ir jeigu pas kažką būdavo Skirmantas, jis mėgdavo, tokius pasidarydavo popieriukus ir... Jis dar atsitiknai buvo visai neblogas krepšininkas tuo metu. Bet pas tai buvo gerų krepšininkų klasė, tai būdavo padegėjas. Padegimas, tada Skirmantas, jo. Tai va, tai jo, teisingai, tai buvo ir Skirmanto tas kažkoks bairis ir dabar prisiminiau ir mėsą. Tiksliau, tu priminai man mėsą, jo, nebūsiu, geriau nešiuosiu ausus. Tai va, tai grįžęs pasiklausyk tikrai. Būtinai pasiklausysiu. Bet tuo metu tada ūsai, kaip suprantu, buvo toks neigiamas tipo dalykas. Nes, tipo, jau ūsai, bet jau geriau. Ne, bet jeigu šeštas. Jo, bet jeigu šeštas, tai jau bus šis tragedija, jo. Jo, čia legendinės, tokias aš kažkaip, man visą laiką, tos naujas dainos techninė užstringa, žinai, bet tas senas kažkaip yra užstringa ir man tikrai būna kartais toks, mėgstu padaryti senų dainų researchą, žinai, ir kuo gilin į mišką, to daugiau medžių. Tokių primena visokių dalykų. Nu jo, ten kokius nors užsileidė, kokį nors šitą... Kaip tas Raka Makafau, kur visi juokauja? O, freestyle. Freestyle, va. Raka Makafau. Matai, pas jūs Raka Makafau, aš kai tos raidės taip ten turi, tai pas mane Maka Makafau, matai. Supratau. Nu jo, tai va tokių va dainų parės irgi būna kartais atsisėdė ir tai tokį 3 eurų įlendi tų senų dainų. Analizuoji, kaip ir mėgsti analizuoti. Esi duomenų analitikas. Buvęs. Buvau duomenų analitikas. Ir aš tikrai nemažai matęs medžiagos su tavim ir visokių video ir netgi tie patys atrodo, kur, čia nereikia daug analizuoti, raustus čia paskutiniuose žiūrėjau, kur tu buvai... Teisėjas buvau. Ir ta prasme, visi tavo pasisakymai kažkokie, ten jau tikrai matai, kad analizavai, stebint. Tai... Jeigu dar būtum žiūrėjęs muzikinę kaukę per BTV, tai irgi ten taip pat, žinok, analizuodavau. Kurio, praktiškai. Nelabai žiūrėjau. Aš ir nesitikėčiau. Aš pirmą sezoną žiūrėjau tikrai. A, jo? Jo, pirmą sezoną tikrai. Okay. Žmona mano mėgdavo žiūrėti, toks, žinai, tai atsisėdė, kad pasižiūri. Tai iš kur pas tave yra tas analizavimas? Ar vaikystėje kažkaip mėgdavai analizuoti, ar kažkas gal asmeniam gyvenime buvo, ko neišanalizavai, tave sudegino kaip nors ar nudegiai? Aš tai manau, kad čia kažkaip grinai yra tiesiog iš profesinės pusės persinešta. Nu, kad man jau pavyko kažkaip padirbėti duomenų analizės srityje ir esu, kaip ir sakau, buvęs duomenų analitikas, tai dirbau keliose didelėse įmonėse duomenų analitikų. Prieš pradėdama savo kūrybinį darbą, tai aš manau, kad kažkaip visas tas ir persineša man ir į mano tą kūrybą ir į tą kritiką, kurią aš pateikiu, kad man viskas turi būti, darbas iš esmės kūrybinis, sakykim taip, bet man viskas turi būti aišku, konkretu, kažkokiuose rėžiuose, pamatuojama, palyginama, reitinguojama, tai aš kažkaip tada taip, tiksliau, kažkaip tada su tokiu pačiu principu žiūriu ir į, net ir jeigu tai yra kažkokios kūrybinės veiklos analizė, tai lygiai taip pat, kad tu turi kažkokias tai gairės, turi kažkokius įsivardinės ar ne ten vardiklius, pagal kuriuos tu dabar vertini kažkokį tai kūrinio vienetą. Nesvarbu, kad jis yra super subjektyvus ir, žinai, yra kūrybinė veikla, bet net ir bet kokiai super subjektyviai kūrybiniai veiklai tu kažkokius įsivedi rodiklius ir pagal juos vertini dalykus. Man tai atrodo kažkaip logiška ir aš tiesiog, kadangi mes taip dirbdavom duomenų analizės srityje, tai kažkaip tas visas man ir į kūrybą persinešė. Aš nebuvau kažkoks ten super analizuojantis viską, kaip buvau vaikas, bent jau man taip neatrodo. Bet manau, buvau vidutiniškai tiek pat analizuojantis visą pasaulį, kiek mes visi, ar ne? Bet kuris vaikas lipantis į medį ir norintis sužinoti, ką reiškia, ant kiek skauda nukrist ant galvos, žinok, štai. Bet šiaip čia, man atrodo, tiesiog visiškai iš darbinės srities persineštas toks dalykas. O santykiai analizavai susipažinę su savo dabartinio draugė? Bet kokio, ar ją analizavau tam tikrą prasme taip turbūt, bet kai tu bendrauji tiesiog su žmogum, ypatingai šitas pasireiškia pas mus ginčuose. Tai kai ginčijas, tai toks pas mus įsijungia, man įsijungia toksai debatų smegenys, kur tipo gerai, dabar taip. Yra, žinai, kur mano galvoje yra labai griežtos kažkokios tai
kažkoks griežtas ginčo ar diskusijos ar debatų rėmas ir to rėmo logikoje mes dabar turime, žinai, išsiaiškinti, kuris teisus, kuris ne. Ir dėl to jie būna, nežinai, pavyzdžiui, būna draugiai yra emocionaliai ir tiesiog, žinai, išsako savo emociją, išsako savo poziciją ir kartais tam tikros pozicijos jos neturi būti racionalios, nes jos yra tiesiog paremtos, jausmais. Taip. Tipo, tiesiog, čia gerai, čia blogai. Tam nėra kažkokio objektyvaus parametro, bet tiesiog jinai jaučiasi, kad gerai. O aš tada į diskusiją ateinu, kaip kad aš atseit, čia viskas suskaičiavęs esu ir, žinai, aš tipo, ne. Taip negali būti, nes čia turi būti taip, nes ir mes būna labai susipjaunam dėl tokių dalykų, nes, žinai, aš maždaug laikausi, kad aš čia labai racionalus, o jinai emocionali ir tada, šitie du dalykai nesueina kartu ir tada mes būna, kad ta mano analitika, jeigu įsiterpia į šitos dalykus, va, pavyzdžiui, ginčą kažkokį, tai viskas tik tai dar labiau eskaluojasi, nes, tai aš tiesiog pilu benzą, pilu žibalą į laužą, nes, aš turėčiau iš esmės, žinai, suprasti žmogų ir tada diffusing situaciją, o aš tik tai paimu ir ne, čia palauk, dabar turi būti kitaip. Tai šitas tikrai įsiskverbia į ginčus, ypatingai į ginčus, bet kitose gyvenimo situacijose, aš vis tiek esu linkęs jas kažkaip tai analizuoti, ar ne, tai kai kur tai vis tiek yra naudinga ir kai kur vis tiek praverčia, nes tai būna, kad ir, pavyzdžiui, kažkokie ten, ar tai kažkokios nelaimės, ar ten kažkokie nutikimai, ar kažkokie įvykiai, kurie yra, tarkim, neigiami, arba neigiamai kažkaip paveikia tave, ar tavo merginą, ir tu vis tiek viską suvedė į tai, kad, žiūrėk, žinai, šitoj visoj dideliai įvykių skaliai šitas dalykas, palyginus su tuo, žiūrint į tai, žvelgiant į ateitį, nieko čia blogo, tipo, viskas yra gerai. Žinai, loginė seka kažkokia sudėlioji, kas padeda tada tas situacijas, žinai, apraminti. Bet jeigu mes labai emocionaliai ginčiamės ir aš įjungiu savo analitikos smegenis, tai dažniausiai dar blogiau būna. Aš tai dar ant galo, žinai, čia iš tavo pusės, jeigu čia jau taip darai, dar ant galo ir, blėt, sąskaitą pateikčiau iš darbo. Ir dar plus tu sugaišai mano valandą, kuri yra verta tiek, va, prašau. Jo. Čia blogiau nebus. Tipo, žiūrėk, mažyt gerai, mes įsiaiškinom, bet sugaišai lygiai vieną akademinę valandą, tai va, dabar susimokėjau. Ar teko kada nors vis tiek tu tą savo darbą atsinešiai į savo kūrybą ir į YouTube'o savo kūriamus visokius projektus. Ar buvo taip, kad nepateikiai į savo analizės apie kažkokį gal vienokį kitokį žmogų arba projektą kažkokį, arba kad galvoji, blemba, gal ne? Kad reikėjo, bet nepadariau? Tai kaip? Tai čia tokių iš esmės gali būti labai daug teoriškai, ar ne? Prasme, kad jau surinkai informaciją, bet jos nepaskleidai. Tokių tai buvo. Tai čia yra tie mano vadinamieji sudegę scenarijai, tai apie šitos sudegusius scenarijus pas Omantą Jokubaitę šnekėjau podcast'ą, beje, Omantas pas tave irgi buvo. Jo, tai pas jį šnekėjau, kad tai buvo, man atrodo, 21 metų galas, 22 metų pradžia. Ir jo, ten man buvo sudegę scenarijai keli, dėl ko man ir prasidėjo ta tokia, dėl ko aš ir pradėjau tą tokią ilgą pauzę savo kūryboje, būtent savo pagrindinėme kanale. Tai vienas tai ten buvo labai paprastas, jisai buvo parašytas scenarijus ir neparsisinčiau nieko iš TikToko, viskas buvo paremta TikToko vienu profiliu ir turiniu, kuris yra tame profilyje. Parašiau ilgą scenarijų, turėjo būti geras epizodas. Vieną dieną atsikeliu, tas profilis ištrintas. Jo, nes aš matai, aš iš tikrųjų labiau klausiu, gal ne iš tos darbinės pusės, kad pašalintas profilis, bet iš tavo asmeninių jausmų, kad tu jautiesi, kad blemba, gal aš to nenoriu daryti. Žinai, čia ne dėl to, kad tada yra buvęs kitas, kur irgi buvo pradėtas rašyti scenarijus ir jisai irgi toks gan ilgas buvo parašytas apie tokį irgi Facebooko kanalą, kuriame ten visokias nesąmonės daro, sakykime, kaip tepti duris šūdais, tik tai ne taip baisiai, visokias nesąmonės daro. Tai čia mentai Panevėžys, turbūt grupė, tikrai galim. Tai ten toks užsienietiškas page'as, jis orientuotas yra, Facebook'o puslapis, jis buvo orientuotas į užsienio rinką ir į anglakalbę rinką, bet paaiškėjo, pamačiau tiesiog, kad ten vaidina lietuviai. Tai ir reiškia, visas projektas yra vykdomas kažkur čia Lietuvoje. Ir aš norėjau apie tai daryti irgi vaizdo įrašą ir aš jau irgi ten vos ne visą scenarijų buvau pasirašęs ir tada Rusija užpuolė Ukrainą. Ir aš pagalvojau, kad
tiesiog dabartinėme pasaulinėme informacinėme kontekste tiesiog žiauriai nerimtas epizodas būtų, nu tai aš jį tiesiog paėmiau ir paleidau. Kitas, pavyzdžiui, buvo irgi toks momentas, kur aš toks, nu kaip ir iš verslo pusės, iš kūrybinės pusės nežinau, čia aišku, kaip kiekvienas turinio kūrėjas kaip pakreips, taip ir padarys, bet iš, vadinkim, tos verslo turbūt pusės, ar ne, ant kiek apsimoka, tai pavyzdžiui, aš galėjau daryti epizodą labai didelį, su labai didelė analizė, tam buvo belekiek duomenų per belekokį ilgą laiką apie šitasgi garsiasias mūsų Lietuvos skyrybas. Šiandienos mūsų rėmėjai tai vyriškas kosmetikos internetinė parduotuvė birdstory.lt. Jeigu jūsų barzda pastoviai niežti, oda sausa, plaukų galiukai lūžinėja, ar jūsų mergina skundžiasi, kad jūsų barzda bado, ar turite dar daugiau problemų su savo barzda, atrasite viską, kas gali jums pagelbėti jų internetinėje puslapyje birdstory.lt. Ten rasite visas priemonės, kurios padės prižiūrėti ir puoselėti jūsų nuostabią barzdą, kuri pavergs ne vienos merginos širdį. O užsukę į jų internetinę parduotuvę su koduku sėdę ant adatos gausite net 15% nuolaidą. Tik atsargiai, nes šie produktai sukelia per didelį pasitikėjimą savimi ir seksualumą. Neprisidirbkite. Sodaitį ir Siegel. Ir kažkaip nemažai žmonių tikėjosi, kad aš darysiu, nes ten vis pirma įvyko tas jų kažkoks ten incidentas, kur neva tai atseit Laurynas ten sumušė Viktoriją, bent jau jinai taip sako, bet ir jie įsiskyrė. Bet po to sekė vos ne kiekvieną dieną naujienų portalai vis rašydavo naujienas vien tik iš to, ką jie įkelia istorijus. Jie kažką istoriją pasako, straipsnis. Jie kažką istoriją pasako, straipsnis. Ir toks būdavo labai nupušęs ir labai durnas vadinamasis tas žinių ar naujienų ciklas apie juos. Tai vat visus tos duomenys galima buvo susirinkti ir paprasčiausiai aš sekundė jau buvau sugalvojęs, kad galima per jų istoriją tiesiog papasakot, kaip kartais žiniasklaida šūdą daro. Tiesiog. Taip. Bet tam irgi buvo labai daug vietos tiek ir komedijai, tiek ir analizai. Bet tiesiog visiškai absoliučiai natūraliai man tiesiog nerealiai nerūpėjo tos jų skyrybos. Ta prasme, pats įvykis man tiesiog super nerūpėjo. Tai aš tiesiog maždaug, žinai, ir dar kaip tik su draugė, žinai, šnekėjom, kad, žinai, sako, tai daryk, žinai, apie šitą, čia ir peržiūrų bus, ir visko, ir, žinai, ir tu čia mokėsi, žinai, gerai panalizuoti situaciją. Aš žinau, kad čia labai daug mėsos turiniui, aš žinau, kad aš čia galėčiau gerai padaryti, bet tiesiog man taip super maksimaliai nerūpi, tiesiog neprisiverčiau, nes tiesiog žiauriai nerūpi. Jo, man čia tas klausimas iškyla, tiesiog, skaičiau straipsnį apie vieną irgi, čia nežinau, žinomą žmogų, tai apie, kaip čia, abortų liekanos situaciją. Man kažkaip tas ir įstrigo. Ir dar man įstrigo tas pasisakymas, kai jį bandė save išsivartyti, kaip kad jinai nėra viešas asmuo. Ja, tai man dabar labai įdomu, kaip tu galvoji, nuo kiek sekėjų tu jau gali vadinti save viešo asmenį. Ta prasme, kaip tai yra matuojama, kaip yra skaičiuojama? Aš ne, šiaip viešo asmens savoka yra tiesiog įstatymo dalykas. Ta prasme, yra priimtas įstatymas. Ir viešo asmens savoka yra mūsų įstatyminiai bazėje, jinai nustatyta ir jinai tada buvo praplėsta. Būtent tuo metu, aš nežinau kokieno iniciatyva, bet jinai buvo praplėsta ir aš dabar nepamenu, koks yra tas sekėjų skaičius, bet man atrodo, kad ten tiesiog buvo įvardinti nuomonės formuotojai. Tai, aišku, nuomonės formuotojai yra labai plati savoka. Čia tik tai greit sugrįšiu, greitai nušoko. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, Lietuvos radio ir televizijos komisija, kai jie irgi, man atrodo, kada čia prieš 2 metus ar 21, man atrodo, liktais paskelbė, kad dabar visi youtuberiai bus kaip televizija, bus kaip žurnalistai, turės registruotis ir, žodžiu, ir jie, man atrodo, nubrėžė liniją. Man atrodo, jie nubrėžė, kad jeigu turi liktais 50 000 prenumeratorių, tada jau tu skaitais kaip telekas, žodžiu, tada jau, tipo, turi registruotis, jeigu neklystu. Tai vėlgi, jie nubrėžė 50 000, vėl visiems buvo blogai. O kodėl 50, o kodėl ne 40, o kodėl ne 100, vėl blogai. Tada, kai priėmė naują įstatymą, kad po viešo asmens savoką įeina ir nuomonės formuotojai, tai čia labai nekonkretu, tai vėl visiems blogai. Tai žinai, čia toks, nubrėžti skaičių blogai, nenubrėžti skaičiaus blogai. Bet esmė, kad nuomonės formuotojai pakrenta, jeigu dabar neklystų, nuomonės formuotojai pakrenta po
viešo asmens savoką, ir tu niekaip negali pasiginčyti, kad jinai nėra nuomonės formuotoja, nes jinai naudodama savo veidą arba savo prekinį ženklą uždirba pinigus. Tai viskas, tai tu esi automatiškai, tu esi nuomonės formuotojas, automatiškai tu esi viešas asmuo. Tai tiesiog įstatymas tai apibrėžia ir jinai gali vaidinti, kad toks nėra, bet jinai yra viešas asmuo. Pagal įstatymą. Tai jeigu aš kažkokio kebabinį nusifotkinau laikantis kebabą ir jie pasikabino kaip reklamą ir paskelbė tai Facebook'e, tai aš jau nuomonės formuotojas? Bet čia komercijos tikslais. Tai komercijos tikslais tavo veido negalima naudoti, net jeigu tu esi viešas asmuo. Pavyzdžiui, aš galiu, tarkim, pats viešiausias pagal apibrėžimo asmuo yra politikas. Tai pavyzdžiui, jeigu aš nusifotkinu Petrą Gražulį ir sakau, kad nusifotkinu Petrą Gražulį rodantį liuksą ir tada pasidarau billboardą, kad Petras Gražulis aprūvina mano ten kokius nors radiatorius ar žaliusius, tai taip negalima, nes čia komerciniais tikslais veido naudoti negali, net jeigu jis viešas. Čia kaip buvo su kokiu tai aktorium, kada vienas Lietuvos ūkininkas naudojo to aktoriaus atvaizdą kažkokiem savo miltam ar grūdam. Ir Klintą Įstvadą, Klintą Įstvadą naudoja ir tas Klintas Įstvadas. Toks B kategorijos. Breda Pitą pasiėmė. Jo, ir jisai, man atrodo, padavė į teismą, norėjo pristeisti gal 3 milijonus eurų, kažkaip taip. Ten to vargšą ūkininką O Jėzau. Norėjo nuskriausti. Aš bijau suklysti, nenoriu sumeluoti, ar tai tikrai buvo ūkininkas, bet man kažkaip atrodo, kad tikrai buvo. Jo, tai sakau, tai komerciniais tikslais ten kitaip yra, ten tokio negalima, bet ten paveiksluot rodyti, tai jo, jeigu viešas asmuo, tai viešas asmuo, tik tai komerciniais tikslais negali to atvaizdą naudoti. Kaip manai, kiek procentaliai Lietuvos viešų šitų asmenų nereikėtų vadinti viešais asmenimis, kurių nereikėtų turėti sąraše? Procentaliai, bet iš tavo perspektyvos. Oi, nežinau, šiaip neįsivaizduoju. Čia gal reikėtų tada kaip čia? Paanalizuoti. Čia reikėtų paanalizuoti, ar apskritai tokia reikalinga tokia praktika, turiu menį, šiaip su viešumu, tai žinai, kad esi viešas asmuo, tai čia vieni vertina tokią etiketę turbūt teigiamai, kiti neigiamai, bet man atrodo, kad viešumas yra labiau atsakomybė ir kaina, kurią tu moki, užimdamas kažkokį tai poziciją ar dirbdamas kažkokį tai darbą. Tai atiminėti, tai jeigu žmogus užsidirbo šitą, ne tik etiketę, bet jeigu žmogus užsidirbo šitą kategoriją, tai jis ir tegul ir būna toje kategorijoje. Čia turbūt tavo klausimas turėtų būti performuluotas į kiek žmonių gal šiaip ar yra kažkokių žmonių, kurie gal šiaip turi daugiau dėmesio negu jo nusipelno. Tai tada galėtume, aišku, šnekėti jo apie ten, bet tai žinai, tada čia nuo politikų iki va tokių, nuo politikų iki va tokių panelių, kaip kad tu minėjai, kad aš manau, kad jinai absoliučiai nenusipelno nei to dėmesio, nei tiek sekėjų, kiek jinai turi, nei tiek laidų, kiek jai leidžia daryti. Tiesiog aš manau, kad tai yra žmogus, kuris nuo seno yra patekęs į gerą poziciją ir viskas. Aš manau, kad ten nėra nei talento, nei turinio, nei nieko joje. Bet tai tokių tada mes daug galėtume rasti, kur žmonės, kurie nenusipelno tiek dėmesio, kiek jie jo gauna. Gal čia toks būtų kategorija. Gerai. Tada, jeigu tau duoda kažkas galimybę, jeigu turėtum galimybę pakaučinti savaitę laiko, kokį nors tai žinoma Lietuvos asmenį, pabūt gyvenimo mokytoju, ar Seimo narį, ar atlikėją, ar aktorių, ką pasirinktum ir kodėl? Aš tai nemanau, kad aš turiu kompetencijų kažkam aiškint, kaip gyventi. Bet jeigu turėtum? Čia šitas tai sudėtingas klausimas. Vis pirma, tai turbūt reikėtų susirasti kažką, pirmą reikėtų susirasti kažkokį žmogų, kuriam aš manau, kad natūraliai reikia tokių patarimų, tarkim. Įsivaizduokim, kad aš turiu kompetencijas dalinti tokius patarimus. Tai reikėtų susirasti kažką, kam reikia tokių patarimų ir jis nėra piktybinis. Suprantate, kur pavyzdžiui, žinai, aš galiu pavyzdžiui sakyti, aš norėčiau perauklėti Dirkstį, bet jis, kadangi toks jo tas personažas yra piktybinis, tai jis niekada nenorėtų būti perauklėtas. Jam reikia to hardcore, kurį jisai rodo į eterį. Jam reikia būti tokiu, koks jis yra, tai čia suprantama. Arba ten, pavyzdžiui, žinai, aš irgi nepasakysiu, kad ten, žinai, būtų gerai perauklėti ten kokią Gurevičiūtę. Nežinau, man tai atrodo, kad jinai irgi yra tiesiog pakankamai... Šitą mergaitę neišauklė. Jo, tai tiesiog yra iš savęs, toks, nežinau, ne personažas, o tiesiog toks, nežinau, piktybinis navikas jo galvoje.
Tai, nu ir tiesiog tokia yra, jinai, matai, to mokymo jinai nepriimtų, tai nežinau, čia sudėtingas klausimas, bet sakau, vėlgi, aš manau, kad aš neturiu visiškai jokių kompetencijų nieko mokyti ir kaip žmonės gyvena, taip jiems gerai. Aš kažkaip galvoju, kad čia viskas supilsi ant kažkokią tai celofaną, bet terminas žmogus nelabai atitinka, jie apibūdina. Jo, jis neatitinka to termino, pirmas dalykas, antras dalykas. Nu, tai jisai sėdi kalėjime ir, taip sakė, vėlgi, jis yra toks žmogus, kuriam... Ir vėl sėdi? Jo. Aš nekiek nesidomiu, žinok, man yra čia dugnas. Sėdi, jo. Nu, ne dėl to, kad dugnas, o dėl to, kad jis tai sėdi, tai nesėdi, tai, žinai, sunku jau sugaudyti. Ja. Jau reikia atskirą naujienlaišką, kada jisai sėdi, kada ne. Čia aš biškai skaičiau, kad apie jo grasinimus kažkokius, jis ten kažką buvo minėjęs, bet čia turbūt visi skaitė. Tai kai pradėjai savo veiklą, ten buvai... Gal ne kaip pradėjai, o gal kaip pradėjai savo veiklą su YouTube'ės kanalu, ten rašė kažkoks straipsnis, gal žmonės, kad buvai susilaukęs ir grasinimų visokių ir taip toliau. Tai koks juokingiausias grasinimas buvo, kad jau tikrai šoviai išvengti, kai gavai tą grasinimą? Nu, šiaip, jeigu kalbam apie straipsnius dėl grasinimų, tai grasinimas iš tikrųjų tai buvo tik vienas, tai iš to paties celofano, bet jisai buvo labai nejuokingas man, nes dėl to, kad mes žinom, kokią didelę ir kokią auditoriją jisai susirinko ir tai, kad jo grasinimai man jautėsi, kad iš tikrųjų yra pavojingi, tai ten nieko linksmo nebuvo. Bet apskritai grasinimų aš kaip ir nesulaukiu. Išskyrus, va čia jeigu būna kažkokie tai, būna kartais kokie nors ten ideologiniai labai išsiskyrimai ir tokių turbūt padaugėjo po to, kai Rusija užpuolė Ukrainą. Nu tai vienas iš tokių man irgi juokingų visai buvo, kad irgi vienas bičas čia komentaruose pas mane po kažkokią publikaciją, man atrodo, kad gal netgi dar ras galima, kad jisai ten irgi labai pradėjo plaikstytis, kad, žodžiu, nu va, jeigu tik pasigautų, tai duotų man į snukį, aš jam daviau savo adresą ir telefono numerį. Tada jisai pradėjo vartytis, kad, nu tai čia, tai kaip aš čia tau ką dabar atvažiuosiu ir duosiu į snukį, tai sakau, nu tai tu tą ką tik sakai, kad tu nori atvažiuoti duoti snukį, nu tai va, aš namie sėdžiu, atvažiuok duoti snukį. Ne, nu tai palauk, tai čia tu, bet tai čiagi tu pareigūnus iškart kviesi, aš sakau. Reikia išanalizuoti. Ne, bet tai jis, tipo, žinai, maždaug, tai tu čia viskas aišku, tu čia pareigūnus kviesi, sakau, nu tai jo, jeigu tu mane fiziškai sužalosi, tai aš rašysiu pareiškimą, mes teisinė valstybė gyvenam, ko tu nori. Tada jisai pradėjo, ne, einam į Jungle Kingą, pasirašom sutartis, einam į Jungle... Aš sakau, nu... Tu ją ką? Taip. Jis tada sako, ne, einam į Jungle Kingą ir abu pasirašom sutartis, kad mes abu sutinkam, kad mes čia, nu, dabar dubasinsimės. Tai aš sakau, nu, žinai, čia, man atrodo, Louis C.K. toks komikas, man atrodo, turėjo irgi tokį bitą, kur, sako, prie manęs privažiuoja piktas vairuotojas, kurį aš ką tik užkirtau, ir jisai rėkia, kad aš nusileisčiau langą. Ir jisai tikisi, kad aš dabar pats savo norų dalyvausiu savo paties iškeikime, žinai, aš dar langą atsidarinėsiu, kad jis mane apriektų. Tai čia maždaug, aš dar sutartį pasirašysiu, kad jis mane sudaužytų. Tai šitas man buvo juokingas, nes sakau, aš daviau adresą, sakau, nu tai atvažiuok, sudaužyk mane. Ne, palauk, pasirašom sutartį. Žinai, tipo, leisk man legaliai tave sulesti. Nu, labą dieną. Tai va, tai šitas buvo juokingas, aš manau. Tu kažkada... Irgi čia skaičiau kažkokį, labai daug jų skaičiau, tai čia pasimetu aš dabar. Oho. Tu savo klasiokui minėjai kažkada, kad, nu, tu jau naktimis tikrai nesimokinsi. Buvo toks? Jo, čia buvo, ėjom iš pamokų, nepamenu, čia buvo tarp 5 ir 7 klasės, man atrodo, ir mes ėjom iš pamokų su Aivaru ir Tomu 3 ir aš Aivarui sakiau, kad, Aivaras tuo metu turėjo, tuo metu ir dabar, Aivaras turi vyresnį brolį ir jam tuo metu buvo egzaminai universitetiniai. Ir jisai tiesiog mus taip, nu, labai, kaip čia, įspėjo ar pagazdino, kokie, žinai, kad maždaug va dabar mokykloje, ką mes čia veikiam, tai yra nieko, nes kai bus universitetas, tai ten reikės naktim mokytis, kalti, nemiegoti, žinai, nu. Ir aš pasakiau Aivarui, sakau, ne, aš tai tikrai ne, man čia šūdas yra, tiksliau skamba šūdinai, aš tikrai niekada nekalsiu čia per naktis ir tikrai nesiruošiu ten egzaminui iki ten nualpimo. Aš pamenu, kad aš jam šitą pasakiau, jo, ir, nu, aš baigęs to, kad aš tiesiog neturiu aukštojo ir nestudijavau niekur, bet aš pamenu, kad šitą sakiau ir man šitas labai yra įstrigęs galvoj, nes aš nežinau, gal tai kažkaip simbolizuoja kažkokį tai
kvailą išankstinį tokį nusistatymą ar kažkokią kvailą poziciją, kurią aš turėjau, kai buvau jaunas ir dar dalykų nesupratau. Ir tada aš kažkaip, man tas prisiminimas labai kontrastuoja su mano dabartiniu įsivaizdavimu, kad žmonės iš tikrųjų, prie kai kurių dalykų tu sėdi dienom naktim ir tau reikia, kažkuriem dalykam reikia labai daug įdirbio. Tai šitą pamenu, jo, sakau, dar labai gerai pamenu, kad kam šitą pasakiau. Nors buvo tada man, sakau, ten buvo tarp 5 ir 7 klasės kažkas taip. Tai užbaigiant šitą temą, tą pačią, dėl ko aš čia paliečiau, gal turėtum, vis tiek mus žiūrės jaunimas taip pat, kurie dar yra mokyklinio amžiaus, gal studijose dabar, tai ką tu jiems pasakytum, kurie galvoja taip pat, kad aš jau naktim nesimokinsiu? Nebent jums nereikia, bet tiesiog kartais būna tokios, šiaip vis pirma, tai tas universitetinis arba mokyklinis, šiaip netgi tas dirbti per naktį, tai jis dažniausiai turi tiesioginį sąryšį su tuo, kad tu tiesiog viską pasilikai paskutiniai dienai. Dažniausiai, ne? Nes jeigu tu jau ten per naktį studijuoji ir ruošiesi egzui, tai tu greičiausiai tiesiog prieš tai būsi mėnesį šūdą maliai, arba nesimoky taip, kaip reikėjo, arba tokiu tempu, kaip reikėjo. Tai gal tiesiog niekada, pats labai šiaip geras patarimas, su kuriuo aš susiduriu net ir kiekvieną savo dabartinio darbo dieną, ar ne, kad nieko nepasilik paskutiniai sekundai, naudokitės kalendoriais, išsidėliokite savo darbą, skirkite laiko dienoje net ir labai sunkiai apibrėžiamiem dalykam. Pavyzdžiui, aš kartais savo dienoje išsiskiriu tiesiog, 4 valandos scenarijaus rašymo. Kas tai yra? Tiesiog dabar tu turi nuo 8 valandos iki šitos atsisėsti, išjungti telefoną, išjungti socialinius tinklus, nesąmonės visas. Ir tiesiog turi iš savęs spausti kažką tai. Tu turi sėdėti prie scenarijos. Jeigu nori, gali sėdėti 4 valandas prie tuščio lapo, bet tu turi. Tai ir tokią praktiką savo ugdykite tokius mažus, kaip čia pasakyti, koks tas žodis, kurio aš ieškau, įpročius, tokius mažus, trumpus, kad ir ne po 4 valandas, po porą valandų įpročius per dieną ir, tai tada jūs galėsite tiek ir savo darbus pasidaryti ateityje, tiek ir mokslam kažkokiem pasiruošti namų darbus pasidaryti, tiek ir pasiruošti kažkokiem tai svarbiems egzaminams, ir jie bus vis tiek svarbus jūsų gyvenime. Tai nepasilikit visko paskutiniai sekundai ir savo darbus bandykite planuotis iš anksčiau ir galite planuotis netgi labai nekonkrečius darbo segmentus, bet turėkite juos dienoje. Pavyzdžiui, sakykit, šiandien nuo 2 iki 4 aš tiesiog būtinai turiu paskaityti knygą. Kokią, apie ką, kodėl, tiesiog skirkite 2 valandas paskaityti knygą ir, tarkim, turėkit kiekvieną nelyginę savaitės dieną, tarp 2 ir 4 būtinai skaitykit. Ir skaitykit. Tai išsiugdė šitos įgūdžius, jūs daug pagerinsit savo kognityvą ir daug geriau pasiruošit ir ateičiai, ir egzaminam. Tai čia būtų toks mano patarimas. Čia ne tik jaunimui reikia, bet čia pritaikyti. Ir man šitas absoliučiai tinka. Ačiū labai, viskas, baigėm, ačiū. Dėkui labai. Prašau apie vaikystę, kiek daug šnekėjom ir labai iš vaikystės dalykas.